Tarkim, esi visiškoje ramybėje, aplink tuščia tamsi erdvė. Prieš save įsivaizduoji savo paties dydžio veidrodį, spindinčiąją pusę į save. Užfiksuok pojūčius kūne, atkreipk dėmesį į tai, ką jauti savo kūne ir kokį vaizdą matai veidrodyje. Dabar tave ir veidrodį juosia stora guma ir tu pradedi stumti veidrodį tolyn nuo savęs. Tempk iki tiek, kol pajausi labai didelę įtampą, tada sustok ir laikyk. Užfiksuok, ką jauti savo kūne ir koks vaizdas yra veidrodžio atspindyje. Dabar pamėgink grąžinti veidrodį į patį kūną, susikoncentruok į atspindį veidrodyje kūno viduje ir užfiksuok tą momentą, kaip veidrodžio tiesiog nebesimato, jo nebelieka. Dabar susikoncentruok į erdvę kūno viduje. Užfiksuok tai. Užfiksuok tai, jog nebelieka veidrodžio formos. Aplink tiesiog tuščia erdvė. Taip išmoksi priimti tai ir duoti erdvės tam, ką nuo savęs visada stūmei. Tam, kad tai taptų aiškiau ir tvirčiau jūsų suvokime, pamėginkite vėl išstumti iš savęs veidrodį, užfiksuokite, ką matote, o tada vėl grąžinkite jį į kūną ir tai porą kartų. Dabar šiek tiek greičiau. Išstumet, vėl grąžinate. Išstumet, vėl grąžinate. Pamatysite, kaip skirtumas tarp būsenų išryškina jūsų suvokimą apie tai, kaip dažnu atveju nesąmoningai patiriame be galo daug įtampų, nes tokių veidrodžių gali būti vienu metu labai daug ir jie gali tempti į skirtingas puses. Gyvenime mums skauda tiek, kiek įtempiame vieną ar kitą veidrodį. Veidrodžių gali tapti mums patys brangiausi žmonės. Mama, tėtis, artimieji, draugai, nemalonus gyvenimo įvykis ir panašiai. Kas nutinka, kai pavargstate laikyti veidrodžius toli nuo savęs, didelėje įtampoje? Jūs tiesiog paleidžiate, o tada jie lekia į jumis su didžiulė jėga, trenkiasi ir kūnas jaučia tai kaip didžiulį smūgį. Ir nesvarbu, ar veidrodis sudužo ar ne, jūs pajautėt smūgį, tada mums skauda, maudžia, kūnas pradeda sirgti. Taip nelikus įtampai lieka tik pačios pasekmes. Kas toliau? Mes vėl tempiame. Ta jėga, kuri nuima įtampą, vadinama pusiausvyros dėsniu. Ten, kur yra perteklinis potencialas, ten ta energija ir išlyginama. Jūs norit to ar ne? Tai savotiškas apsaugos mechanizmas. Grįžk į pratimo pradžią, atlik jį porą kartų, užfiksuok tą skirtumą ir tai bus naujas suvokimas tavo meilės, lengvumo, palaimos ir dėkingumo
kupiname gyvenime.